Daugybė žmonių klausinėja manęs, iš kur kilo noras organizuoti ir vesti renginius ir juolab užsiiminėti to profesionaliai. Iš tikrųjų, mano sėkmės istorija skiriasi nuo tų, kurias dažniausiai pasakoja organizatoriai, pradėjo karjerą nuo savo pačių vestuvių. Iki to laiko, kai įvyko mano vestuvės, aš jau 100 kartų spėjau sudalyvauti svetimų žmonių vestuvėse ir pamatyti visą tą virtuvę iš vidaus. Paslapties jokios nėra. Mano mama ilgą laiką buvo viena geriausių vestuvių vedėjų mūsų mieste. Visi vasaros savaitgaliai buvo užimti, o aš padėdavau jai. Ir net negalvojau, kad būdama vos 15 jau tapau tikra vestuvių koordinatorė. Padėdavau išdėlioti rekvizitą, sutikdavau svečius, dalyvavau ir programoje. Tokiu būdu aš tirdavau vestuvinį pasaulį ir prisisemdavau neįkainojamos patirties. Kiek vėliau aš pati pradėjau vesti renginius. Iš pradžių mokykloje, po to ruošdavau šventės draugams. Kai mama pasakė man, perink mano vestuvinį verslą, aš pasakiau, ne, aš nenoriu. Aš jau 1000 kartų visą tai mačiau ir man tai nebeįdomu. Aš norėjau dirbti kokioje nors didelėje kompanijoje, sekretorė arba kažkas tokio. Viskas taip ir įvyko. Mane pasamdė darbuotis į vieną geriausių mūsų miesto kompanijų. Ir viskas man tiko, kol kartą draugė pasiūlė man. Gal vedam vestuves? Ir tada manyje lyg tai pabudo ta kūrybinė gyslelė, kuri taip ilgai miegojo ir vis laukė, kadagi ją pažadins. Mūsų startas buvo tikrai neblogas. Mes pravesdavom daug vestuvių ir svarbiausia, mums tai labai patikdavo. Kiekvieną kartą mes stengiamės sugalvoti kažką naujo, kad galėtume pradžiuginti jaunavedžius. Sukūrėme savo firminį stilių, užsakinėjome reklaminę produkciją. Vienu žodžiu mums atrodė, kad viskas klostosi puikiai. Praėjo kažkiek laiko ir atėjo metas keisti požiūrį į vestuvės ir kelti jas į naują lygį. Rinkoje atsirado daug sėkmingų konkurentų ir mums reikėjo sugalvoti kažkokį specialų produktą, kad mes galėtume pritraukti kuo daugiau dėmesio. Kartais mums atrodė, kad mes darome maksimumą ir nėra ko daugiau užsigalvoti, bet mes klydome. Pasirodė, visada yra kur augti ir tai galima ir reikia daryti pastoviai. Šiandien aš sakau sau, viskas, kas darosi, į gerąją. Aš ir toliau studijuoju vestuvių verslą, gaunu naujų žinių, taikau praktikoje tai, kas buvo akivaizdu, bet nebuvo naudojama. Be to, aš ir pati dabar pradėjau mokyti merginas vestuvių verslo. Aš suprantu, kad pati pagrindinė klaida, kurią mes visi periodiškai darome, tai mintis, jog mes jau visko pasiekėme ir mums nėra kur augti toliau. Čia kaip tik tinka pasakymas, kuo daugiau aš sužinau, tuo labiau aš suprantu, jog aš nieko nežinau. Aš esu labai laiminga, kad turiu galimybę tobulėti būtent to srity, kuri man labai artima. Būdama pati kažkada nuotaka, aš puikiai suprantu, ką ši nuostabi diena, vestuvių diena, reiškia kiekvienai merginai. Iš kitos pusės, kaip organizatorė, aš žinau, kiek pastangų reikia sudėti, kad ši diena nebūtų sugadinta kokia nors organizacinė klaida. Mano charakteris, mano atkaklumas ir mano asmeninės situacijos analizė leidžia man rasti bendrą kalbą su pačiu išrankiausiu klientu, kuris galų gale yra dėkingas už viską, ką mes pasiūlėme ir padarėme, kad jo šventė būtų tobula. Tai yra labai malonu pajusti, juk visa tai daroma ne veltui, o mūsų klientai patiria savo draugams kreiptis į mus, nes tikrai žino, jog ir jie turės neįprastą šventę.